Reikia jūsų pagalbos, gal galite patarti, kur reikia kreiptis, norint surašyti skundą. Tad išklausykite ir jei galėsite, patarkite. Vieną dieną su šeimyna nuvykome pietų į kavinę Žaliasis slėnis XL Cepelinai. Diena buvo graži, tad įsitaisėme kavinės terasoje. Jei kas nežinote, tai Žaliasis slėnis randasi Palangos plente. Ir įvažiavimas iš Palangos pusės, o iš Klaipėdos važiuojant, nebent jūs skrisite su dronu, tai nusileisite tiesiai Žaliojo slėnio kieme. O dabar perkime prie to, dėl ko į jūs kreipiausi. Maisto. Gėrimai ant stalo, tad pradėsiu nuo užkandžių. Greičiausiai nuo mūsų stalo išgaravo naminės sūrios spurgytės. Milžiniškai keptos duonos porcijai su sūriu įveikti reikėjo papildomų 2 alaus bokalų. Ir jei kažkam atrodo, kad užkandžių per daug, turiu prisipažinti, buvo dar ir traškios krevetės. Sūnus pas mus miltinių patiekalų mėgėjas, tad šį kartą valgė tagliatėlį makaronų su krevetėmis. Katinėje dažniausiai rinkdamėsi pagrindinį patiekalą pirmenybę skiria žuviai. Ir šį kartą jos pasirinkimas buvo oto pjausinys su krevetėmis. Na ir priėjom prie tos vietos, būtent dėl kurios aš į jūs ir kreipiausi. Jei XL Cepelinai savo dydžių tėvuko neišgazdino, tai mamos valgyti bulviniai blynai su mėsa privertė ją stipriai paprakaituoti, bandant įveikti bent vieną blyną. O aš gavau kovoti su kilogramą sveriančiomis karkomis. Aišku, maistas labai skanus, bet mes eilinį kartą persivalgiam. Tai gal kas galite patarti, kur mums reikia kreipti su skundu, norint paprašyti, kad Žaliajam slėniui XL Cepelinai sumažintų porcijas, nes kas kartą apsilankę priaugome po 1-2 kilogramus.